Tarptautiniam poezijos festivaliui Poezijos pavasaris įpusėjus keliones ir susitikimus, poeto bei vertėjo Kornelijaus Platelio klausėme, ką šis poetinio žodžio mėgėjus vienijantis renginys reiškia patiems rašytojams. Nevienareikšmiškai žmonės vertina ir jis visą laiką keičias. Vienais metais tam pačiam rašytojui jis gali atrodyti vienaip, kitais metais kitaip, bet jeigu renginys jau turi 46 metų stažą, tai man atrodo, jis yra svarbus, jis yra pergyvenęs įvairius laikus ir ypač šiais laikais, kada mes turim aplinkui tą rinkos ekonomiką ir poezija ne tiek daug žmonių besidomi, tai yra dar viena galimybė žmonės sudominti poeziją, pakviesti, paskatinti juos pirkti knygas, domėtis, pamatyti gyvą poetą, paklausti jo ko nors, galų gale pasakyti jam į akis, kad nepatinka tai, ką jis rašo. Kaip 1996 m. Poezijos pavasario laureatas vertina šių metų festivalio almanachą, kuo šis leidinys įdomus ir kokius autorius galėtų išskirti kaip vertus atidesnio skaitytojo žvilgsnio. Bet pirmas įspūdis yra labai geras, kad visgi yra atranka ir yra perskaityta, o ne tiesiog kas ką atsiuntė sudėta į krūvą. Tas gerai. Įskirti yra ką nors sunku. Man imponuoja ir šiek tiek vėlesnių Gintaras Bleizgys ir dabar pastaruoju metu tai, ką jis yra parašęs. Žinoma, Agnė Žagrakalytė, Rimvydas Stankevičius išleido naują knygą, panašu, kad labai nebloga. Na ir kad ir šio almanacho sudarytojas Arnas Ališauskas. Daug yra jaunų poetų, kurie labai įdomus, kaip Ilzė Butkutė nesenai išleidus knygą, kaip Giedrė Kazlauskaitė, įdomių poetė taip pat. Daug yra gerų poetų, tiesiog šiam poezijos pavasarį blogų nėra turbūt, taip galima būtų.